Jeigu bent kartą buvote Ispanijoje, tikriausiai pastebėjote vieną dalyką. Ispanai keikiasi nuolat. Kartais atrodo, kad pusė sakinio yra emocija, o kita pusė keiksmažodžiai. Ir įdomiausia tai, kad dauguma jų nebūtinai reiškia pyktį. Dažnai naudojami tarp draugų, o kai kurie net reiškia kažką gero. Todėl šiandien 11 populiariausia keiksmažodžių ispanų kalboje. Ką jie reiškia, kada naudojami ir kodėl ispanai be jų praktiškai negali gyventi. Ir ne, šitas video nėra tam, kad eitumėt pyktis su žmonėmis Ispanijoje. Tai video apie realią ispanų kalbą, nes vadovėlės jūs mokytis, o le kital. Ir apie keiksmažodžius ten nieko nerasite. Pradedam nuo legendinio hostia. Tai turbūt vienas garsiausių žodžių Ispanijoje. Jis gali reikšti nuostabą, pyktį, susižavėjimą, šoką, absoliučiai viską. Hostia. Oho. Hostia. Que bonito. Kaip gražu. Hostia, que caro. Nu ir brangu. Ir ispanų šitą žodį kartais naudoja taip dažnai, lyg jis būtų skyrybos ženklas. Antras klasikinis joder. Tai kažkas tarp blemba ir stipresnio varianto. Joder, estoy cansado. Blemba, pavargau. O jeigu moteris sakytų joder, estoy cansada. Joder, tío, tía, nu blin. Joder, qué suerte. Nu ir pasisekė. Ispanai mėgsta emociją, todėl net mažiausia problema dažnai skamba kaip serialo finalas. Ir pastaba, galite naudoti taip pat švelnesnį šito žodžio variantą kaip jolín arba tiesiog jo. Klasika, mierda, šūdas. Įdomus, kai kažkas nepavyksta, kai kažką pameti, kai gyvenimas erzina. Mierda, šūdas. Que mierda, kokia nesąmonė. Este móvil es una mierda. Šitas telefonas visiškas šūdas. Ir taip, šitą girdėsite labai dažnai. Dar vienas labai ispaniškas coño. Irgi jis yra vulgarus. Dažniausiai reiškia nu blin, o dieve, rimtai? Coño, pues claro, nu aiškugi. Ir kai kurie ispanai šitą žodį naudoja beveik kiekviename sakinyje. Dabar pereinam prie žodžio cabron, cabrona. Čia labai įdomus variantas, nes viskas priklauso nuo tono. Tarp draugų tai gali reikšti que cabron, nu tai ir velnes. Ir jį galite naudoti, jeigu draugas nusipirko pigų bilietą, laimėjo konkursą arba valgo pizzą ir nestorėja. Bet konfliktinėje situacijoje šitas žodis jau gali būti rimtas įžeidimas. Ar vienas super populiarus gilipollas. Reiškia idiotas, kvailys, žmogus, kuris daro nesąmonės. Eres gilipollas o qué? Tu ką, durnas? Bet tarp draugų jis dažnai naudojamas juokais. Que gilipollas eres? Nu, tu ir durniukas. Nors geriau pradžiau su nepažįstami žmonėmis šito nevartoti. Ir dabar labai įdomus dalykas, kai kurie keiksmažodžiai Ispanijoje reiškia kažką labai gero. Pavyzdžiui, de puta madre. Tai reiškia žiauriai gerai, nerealu. La comida estaba de puta madre. Maistas buvo nerealus. El concierto estuvo de puta madre. Koncertas buvo žiauriai geras. Ispanai tikrai moka dramatizuoti emocijas. Dabar žodis, kurį ispanai naudoja net daugiau negu turbūt turėtų. Poja. Ir pažodžiui tai vulgarus žodis. Manau, visi žino. Bet Ispanijoje jis dažnai naudojamas tiesiog emocijai sustiprinti. Pavyzdžiui, me suda la polla, arba jūs galite išgirsti trumpesnį variantą me la suda. Man dzin. Estoy hasta la polla, man jau iki gyvo kaulo įgriso. Ir kartais klausant ispanų atrodo, kuo emocingesnė situacija, tuo keistesni tampa sakiniai. Dar vienas labai populiarus žodis coño. Irgi jis yra vulgarus. Ispanijoje išgirsite nuolat, ypač vyresni žmonės mėgsta jį naudoti kas antrame sakinyje. Dažniausiai jis reiškia nuostabą, susierzinimą, emociją. Coño, nu blin. Coño, pues claro, nu aiškugi. Que coño haces aquí? Ką po velnių čia darai? Ir kartais atrodo, kad kai kurie ispanai be šito žodžio tiesiog fiziškai negali užbaigti sakinio. Labai ispaniška konstrukcija me cago en. Naudojama, kai žmogus labai susinervina. Pavyzdžiui, me cago en todo, velniop viską. Me cago en la leche, nu po velnių. Ir čia ispanai tampa labai kūrybingi. Kartais atrodo, kad po me cago en galima pridėti bet ką. Ir paskutinis la leche, pažodžiui, pienas, bet Ispanijoje jis naudojamas kaip emocinis sustiprinimas. Es la leche, čia kažkas wow, bet la leche, ik vilniop. Tas pats žodis, visiškai skirtingos reikšmės. Klasikinė Ispanija, beje, yra net atskirai nufilmuotas vaizdo įrašas būtent apie žodžio leche naudojimą ispanų kalboje.
Apačioje rasite nuorodą. Svarbiausia suprasti vieną dalyką. Ispanijoje keiksmažodžių labai dažnai nėra agresija, tai emocija, reakcija, bendravimo stilius, kasdienės kalbos dalis. Todėl jeigu Ispanijoje girdėsite oštie, joder, coño, kas 10 sekundžių, dažniausiai niekas nesipyksta. Ispanai tiesiog kalba labai ekspresyviai. Ir parašykite komentaruose, kurį iš šių žodžių girdite dažniausiai. Jeigu norite daugiau video apie tikrą ispanų kalbą ir gyvenimą Ispanijoje, prenumeruokite mano YouTube kanalą ir nepamirškite apie jūsų like. Tai man geriausia dovana. Nos vemos!